Sveiki. Šį kartą pristatysiu dar vieną seną funkciją patobulintą nauja galimybė, tai yra žemėlapio naršyklė. Tai kaip ją naudotis, turbūt dauguma ir žinote. Kas nežinote, tai bus gera proga pasižiūrėti. Tai aš neturiu jokio projekto, išbraižyto kažkokio brėžinuko, bet netiek tai svarbu. Įjungsiu tiesiog žemėlapį, kad mes turime kažkokią tai teritoriją, tai čia Lietuvos geografinis centras, tai netiek svarbu. Kokia yra ta galimybė, tai būtent sklypų ribų įterpimas kaip paveiksliuko, tai nėra labai tikslus dalykas, bet tam tikriem projektam, momentam, tai tikrai galima pasinaudoti ir tikrai palengvina darbus. Tai kaip tas veikia? Tai išjungiu ortofoto, tą tokį greitą onlininį ir paleidžiu šias paslaugas. Taip, suaktyvinkime mūsų žemėlapį, tai būtent ta vieta, kad kam to reikia, tai nėra būtina tą padaryti, kad susiaktyvintų, vėlgi, kaip matėt, pajudinau šonę pelę ir mane žemėlapį automatiškai, taip įsireikščiau, prizumino prie tos vietos. Tai tam, kad aš matyčiau, ar yra ten kažkokia informacija ar nėra, tai kur aš toliau turiu keliauti arba pasirinkti, tai yra viešosios paslaugos, tada duomenys matininkams ir žemėtvarkininkams, įsiskleidžiu tą sąrašą ir turiu nekilnojamo turto kadastro žemėlapį, sklypai. Tai uždedu varnelę, aišku, mes gauname užkrautą žemėlapį, kurį paskui galėsime užsikrauti ir pačiame brėžinyje. Visi kiti žemėlapiai sluoksniai, jie neįsiterpia. Tai, jeigu bandysite, tai tiesiog, kaip sakyt, sumirguliuos langas ir nieko neįvyks. Tai galite nesistengti, veikia tik tai sklypai, bent jau šiam momentui. Taip, tai toliau, ką mes darome, šitą langą nuleidžiame žemyn ir renkamės kitą komandą, terpti žemėlapį iškarpą, pasirenkam norimą mastelį, sakykime, tai tebūnie prie 500 remelių ir nurodau kažkokį tai remelį, langą, kur aš noriu įsiterpti savo paveiksliukus. Tai įterpinė 6 paveiksliukus, kaip matot, viskas vyksta pakankamai greitai. Taip, pas mane išjungta remelį, tai taip pasikrauna su remeliais, jeigu nereikia, jų galima išjungti. Ir mes turime sklypų ribas, jeigu reikia ortofoto įsijungiame. Vėlgi nepamirškite, kad bent jau tas online'is ortofotas nėra idealiai tikslus. Sklypų ribos galbūt yra tikslesnės, bet vėlgi linijos plotis, kaip matote, yra pakankamai storas ir jeigu tai pamatuotumėm, tai kiek mes čia gauname, apie 40 cm. Tai kaip matot, tikslumas tai yra toks labai paviršutiniškas, bet vėlgi bendrai informacijai pasižiūrėti, ar ten sklypai yra, ar nėra, ar suformuoti sklypai ir panaši situacija, tai visą tai galite padaryti. Tai prašom vėlgi išnaudoti funkcijas tokias naujas ir pasilengvinti savo darbus. Tam kartui iki.